2012 Maironio 150-osios gimimo metinės. Ta proga spalio 19-ąją Klaipėdos Varpo gimnazijoje buvo vesta pamoka skirta paminėti jam, poetui, rašytojui kunigui ir iškiliam XIX amžiaus veikėjui Maironiui. Pamoka prasidėjo nuo filmuko, kuriame buvo klausiama, apie ką žmonės pagalvoja, kai išgirsta žodį Maironis. Įvairių buvo atsakymų. Vieniems jis didis lietuvių poetas, kitiems švyturys, gimęs prieš 150 metų. Kažkam mintyse iškyla eilėraščio Trakų pilis žodžiai, o dar kažkas nežino, kas yra Maironis, bet tikisi, kad jo vardas bus minimas taip pat kaip dabar Maironio. Mokyklos lietuvių kalbos mokytojos pasidalino savo mintimis apie poetą, padeklamavo mėgstamiausius kūrėjo eilėraščius, papasakojo, kaip jį atrado. Viktorija Sakavičiūtė ir Jonas Viršila padeklamavo eilėraščių. Renginys baigėsi daina Lietuva brangi, kuri yra parašyta taip pat Maironio. Nuoširdžiai dėkojame lietuvių kalbos mokytojams, kurios netradiciškai pravedė pamoką ir pasidalino savo patirtimi. Reporterė Greta Šmaižytė, Varpo TV.